Tai pirmiausia, kalbant apie planą. Tai planas, jisai yra reikalingas tam, kad nepaslaptis, norint sulieknėti, labai didelė dalis yra kaloringumas, porcijų kiekis kiti vadina, ir labai svarbu yra žinoti ir laikytis kiek įmanoma labiau to plano, tam, kad turėtume efektyvius ir greitus rezultatus. Jeigu nesilaikysime plano, mes rezultatą taip pat galime pasiekti, bet jis dažnu atveju bus gal netoks efektyvus, gal netoks greitas. Nes pavyzdžiui, iš mano asmeninės patirties ir lygiai tą patį mačiau ir pas Sonatą, kad suvalgius kažką netinkamo, labai dažnai, tarkim, kad ir ledų porcija, man asmeniškai, suvalgius ledų porciją, reikia nuo 3 iki 5 dienų švarios mitybos tam, kad mano svoris sugrįžtų prieš tai, į prieš tai buvusi. Tai realiai, jeigu mes kasdien suvalgome po kažką netinkamo, pavyzdžiui, ledų porciją, beje, ledus galima pasigaminti ir sveikus, ir tai bus sveika alternatyva, bet aš kalbu apie tuos paprastuosius, kuriuos randame maisto parduotuvėse. Labai svarbu iš tiesų yra nuoseklumas, o nuoseklumą atneša iš tiesų planas, ką valgyti, kaip gaminti ir to pasiruošimas ir iš tiesų laikymasis. Bet kitas labai svarbus aspektas yra ne tik kaloringumas, bet ir apskritai visi mineralai, amino rūgštys, mineralai, jų įsisavinimas, nes iš tiesų mano filosofija yra tokia, kad geriau yra suvalgyti truputėlį daugiau nesveiko maisto, ne daugiau, bet kad geriau yra suvalgyti kažkiek nesveiko maisto, bet valgyti labai daug ir užtektinai turinčio vitaminų, mineralų ir kitų reikalingų dalykų maisto. Nes tada, kai mes valgome tinkamai, su visų vitaminavimu ir taip toliau, net jeigu mes valgysime kažką blogo, mūsų organizmo tai taip nepaveiks, negu kad mes valgytume daugmaž švariai, bet su nepakankamai mineralų, su nepakankamai vitaminų ir visiškai nevalgytume nieko blogo. Šitas antras variantas iš tiesų yra blogesnis. Tai čia tiesiog paprastai reikia plano ir kol dar įprotis nesusiformavęs, kol dar žinios nėra įsisavintos, pati ir Sonata bandė iš tiesų, sako, Gintarė, aš jau turiu nemažai savaičių, mitybos planų aš pabandysiu pati. Ir tas pabandymas pačiai nebuvo labai sėkmingas, jį grįžo pas mane vėl, sako, aš tikrai turiu daugiau mokintis kartu su tavimi, aš turiu labiau ugdytis įprotį ir tai yra kelias, tai yra normalu, bet sako, aš dar kol kas pabandyti pati negaliu ir aš ir pati asmeniškai bandžiau laikytis tų pačių mitybos planų, ką laikydavus anksčiau, pavyzdžiui, kartu su treneriais ir nepavykdavo ir papasakosiu labai greitai, kodėl tai nepavyksta darant vienam pačiam, ypač pačioje pradžioje.